galvoti, tingit sapnuoti, robosofa viską už jūs padarys. Kitų studentų miestelį užvaldė robotai. Čia vyksta autonominių robotų varžybos Robotų intelektas 2012. Varžybose net 12 užsiregistravusių komandų pristato autonominius robotus, kurie varžosi dėl 9 500 eurų prizų. Šiemet autonominiai robotai atlieka tą pačią užduotį. Kaip ir pernai, turi nuvažiuoti tam tikrą atstumą su kliūtimis iki padėto aukso maišo ir jį atgabenti į starto vietą. Dalyvių yra 11-12, vieni yra iš mūsų kaimynai Lenkai. Deja, kaip bebūtų gaila, bet iš 20 užsiregistravusių dėja atvyko tik 11, kadangi kitų pavedė mechaniką arba programavimas. Taip, kad kitais metais tikimės dar gausesnio būrio žmonių. Deja, nei vienam robotui nepavyko į starto vietą atgabenti nei pagrindinio prizo aukso maišo, nei papildomo skatinamojo. Pagrindinė priežastis, dėl ko nepavyko to padaryti – aplinkos triukšmas, saulėta diena bei vaikščiantys žiūrovai. Kokios kliūtis didžiausios? Kokios kliūtis didžiausias? Turbūt ne kliūtis. Šiaip išimtųjų būtų garsas šitas labai didelė kliūtis. Ir toliau kliūtis esantis aplinkui metaliniai objektai. Ir pačiai pradžioje, kai ne visi buvo, tai buvo vaikščiantys žmonės. Na, jisai gali atlikti užduotį, kurią teisingai suprogramavus jis ir atliktų. Tai yra, jis turėtų nuvažiuoti ir paimti maišelį, tačiau mums to nepavyko padaryti dėl kelių programinių klaidų ir laiko stokos. Robotas ypatingas to, kad turi neuroninį tinklą. Jis pats mokosi, pats apdoroja informaciją, analizuoja, turi 4 kameras, infraraudonųjų spindulių radarą ir ultragarsinius jutiklius. Na, o robotas neįgaliojo vežimėlis valdomas balsu išsiskyrė iš kitų. Jis nuvažiavo didžiausią trasos distanciją.